Štai esame prie vieno žymiausių Anykščių krašte ir taip pat Anykščių regioninio parko objektų Laimės Žiburio, kuris yra taip pat ir rašytojo Jono Biliūno kapas ir paminklinis paminklas, kuris įamžina Jono Biliūno parašytą apsakymą apie Laimės Žiburį. Apsakyme pasakoma, kad ant aukšto kalno sužibė žiburys ir visi žmonės sudomėjo, kas tai per daiktas, o vienas senolis išaiškino, kad tai yra žiburys, kuris suteiks laimės visiems žmonėms, tiesiog reikia jį užkopti, pasiekti tą tikslą ir palietus jį visa laimė bus išdalinta žmonėms. Tai yra vienas lankomiausių objektų Anykščių regioniniame parke ir, manau, visame Anykščių rajone. Anykščiai yra išugdę ne vieną Lietuvos literatūros klasiką, tai ir Joną Biliūną, Antaną Vienuolį Žukauską, Antaną Baranauską ir dar daugelį kitų. Tai esame ant 15 metrų apžvalgos bokšto pastatyto truputį daugiau nei prieš metus šalia Rubikių ežero Bijeikių kaime. Nuo bokšto, esant geram orui, galima matyti 3 bažnyčių bokštus, tai Debeikių, Leliūnų ir Alantos. Aišku, Rubikių ežeras su puikiamis salomis. Ir žinoma, nuostabi Rubikių hidrografinio draustinio kraštovaizdžio panoramą. Reiškia, pensininkai pasidariau savo malonumą, čia mano yra 3 laivas. Plaukiu, nieko neveikia. Paprašė, pavežu. Neprašė, nevežu. Aš visą gyvenimą buvau ant vandens. Man tas vanduo būdavo kaip šventas reikalas. Ir tiesiog ieškojau kažkokio, iš ko galim pasidaryti tikrą, gyvenamą vietą. Kad ant vandens galėtum būti, gyventi ar supranti kažko to plūduriuoti. Man tą svajonę įsipildė, aš nusipirkau pagrindą, kaip pasakėt, pagrindą, plūdarus ar pagrindą. Ir paskui aš su tuo ir pastačiau tą savo laivą. Mes esam Rubikių ežere, o Panevėžys yra, artimiausias taškas, į kurį visi panevėžiečiai plūsta. Ir mes nuo mažų dienų mano tetė būdavo Panevėžy, sakydavo, kad sako, Rubikiai yra pats geriausias ežeras, pats maloniausias. Ir mes visi tiesiog buvom įgimti to. Anykščių regioniniame parke stovyklaujama, poilsiaujama, kaip ir visoje Lietuvos teritorijoje, nieko ypatingo per daug nėra. Tiesiog reikėtų žinoti, kad atvykus saugomą teritoriją, stovyklauti, tai kūrenti laužus, statyti palapines, galima tik tam numatytose vietose, taip ir vadinamose stovyklavietėse. O visa kita tai taip pat kaip ir visur, tiesiog elgtis kultūringai, nelaužyti įrangos,
laikytis kelių eismo taisyklių ir nevažiuoti per daug arti prie ežero, ten nevažiuoti ratais į vandenį, neplauti automobilių tenais. Kaip jau sakiau, nelaužyti rekreacinės įrangos, kurią prižiūrime, stengiamės palaikyti kiek tai įmanoma geresnės kokybės, kad ir kitiems, kas atvyks po jūsų, būtų smagu čia apsistoti. Poilsiautojams yra įrengta iš viso regioniniame parke 21 stovyklavietė ir poilsiavietė. Juose įvairi įranga, nuo atokvėpio suoliukų iki pavėsinių, laužaviečių. Štai šioje didesnėje stovyklavietėje galime matyti netgi kelias pavėsines, grilinę, kepsninę, netgi stalo teniso stalą ir dviračių stovus. Taip kad manau, kad iš tikrųjų visa reikalinga, bent jau būtiniausia įranga stovyklavimui čia yra randama. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti prieš gaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai, vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytojų ar naudotojų. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.